Sveiki, mėlyjeji. Šiandieną mūsų namukės spalvotai palėpiai yra visatos reikšmės istorinis įvykis. Mūsų namuose vieši, įsivaizduoti, įsipildė mano sena svajonė, vieši visas kolektyvas nuostabiausių žmonių, kurie yra mūsų Lietuvos sąžinė ir balsas. Kolektyvas, kuris kuria laidą, programą, TV komentaras ir tvirtai įsikibkit į kėdę, tai aš jums parodysiu savo svečius. Sveiki. Mūsų namuose yra Giedrė Gorienė, žurnalistė, apžvalgininkė, žmogus, kuris iš tikrųjų įgarsina turbūt visų mąstančių sąžinę turinčių žmonių balsą šiais labai sunkiais, įtemptais laikais. Ir kolektyvas atvažiavo į mūsų namus filmuoti naują laidą Sveikatos raktai. Štai yra operatorius, panas Valentinas. Mūsų namukas apstatytas kamerom, ant manęs pakabintas mikrofonas. Turbūt labai įdomu pamatyti tą tokią kitą ekrano pusę. Ir mes kalbam labai gražiai, aš paprašiau kolegų, kad tiesiog pasakytų dar kartelį. Oficiali televizija užpildyta visokiom balalaikom, bet ir sakykite tiesiog, kaip būtų galima pristatyti šitą naują laidą Sveikatos raktai. Sveikatos raktai tai yra naujas projektas, komentaras TV eteryje ir Sveikatos raktų laida būtent orientuojasi į holistinį sveikatos požiūrį. Tai yra, kaip pasakyti, labai senas dalykas, tačiau išgyvenantis dabar šiais laikais renesansą ir galbūt tai bus vėl visų šitų holistinių pagrindų grįsta ateities medicina. Kadangi žmogus nėra tik tai kūnas, jisai yra visuma, jisai yra ir siela, ir dvasia. Ir kai norime kalbėti apie žmogaus sveikatą, mes turime kalbėti apie visumą. Taigi Sveikatos raktų laida keliauja per šito parko labirintą ir kiekvieną kartą vis naujų raktų atrakina naujas duris. Tai yra naujos temos susijusios su holistiniu sveikatos požiūriu. Ir būtent mes renkame tuos raktus, kad taptume tikrai turtingi ir išsilaisvintume iš šito labirinto. Labai ačiū.